Labai džiaugiuosi šiandien galėdama pasveikinti visus susirinkusius į Europos parlamento nario Vytenio Povilo Andriukaičio paskaitą diskusiją Smegenų sveikata – naujas Europos politikos, mokslo ir bendruomenės prioritetas. Aš esu Jurga Šarauskaitė-Černiauskienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos vyriausioji metodininkė ir pradžiai norėčiau priminti, kad paskaita diskusija bus įrašoma ir įrašas platinamas įvairiais medija kanalais. Taip pat mes atsiųsime įrašą visiems prisiregistravusiems jų elektroniniais pašto adresais. Dėl geresnės įrašo garso kokybės labai prašome laikyti savo mikrofonus išjungtus, tie, kurie tuo metu nekalba. Ir jeigu, kadangi tai yra paskaita diskusija, tai jeigu norite klausyti, diskutuoti, labai prašome pakelti virtualią ranką, kuri yra visų ekranų viršuje, ar ne, rankytė, ir arba parašyti savo klausimą į komentarų skiltį. Ir dabar žodį perduosiu susitikimo moderatoriui, Europos parlamento nario Vytenio Povilo Andriukaičio vietiniam padėjėjui Petrui Zurliui, kuris ir pristatys šio susitikimo pranešėjus. Prašom. Labas rytas visi susirinkusieji, žiūriu, jau artėjam prie 100. Malonu, kad taip atsiliepėte į šį mūsų kvietimą ir su malonumu pristatau 3 mūsų šiandien pašnekovus. Kai manęs šiauliečiai paklausė, kaip kuo įdomiau pristatyti, man pirmoji mintis, kuri dingteliu į galvą, tai iš karto taip, kad šiandien kalbės 3 patys geriausi savo srities specialistai. Gerbiamas Vytenis Andriukaitis, europarlamentaras, todėl kad ir buvęs sveikatos ministro apsaugos ir taip pat buvęs sveikatos komisaro Europos Sąjungoje ir dabar dirbantis Europos parlamente sveikatos komitete, tai jis yra geriausias politikas. Dabar gerbiamas Kęstutis Petrikonis profesorius, jis yra geriausias mokslų Lietuvoje atstovas ir sveikatos smegenų mokslo, aš noriu pabrėžti, tai irgi pats geriausias, ir gerbiamas daktaras Fišas yra pats geriausias daktaras neurologas, taip kad šiandien turim, tokią galimybę kaip reta ir galėsim paskui paklausti, galėsim paskui pabendrauti visi, kaip ir praeitą kartą tradiciškai prašau gerbiamą profesorių pradėti, paskui perduosim žodį Vyteniui ir daktarui ir bendrausime, prašom. Tai dar kartą sveikinuosi ir su gerbiamu europarlamentaru, ir su daktaru Jokūbu Fišu, ir padėjėju Petru ir visais klausytojais. Tai noriu pasakyti, kodėl mes šiandien kalbam, jau mano perspektyvos, mano akim. Tai kad galėtume sudominti žmonės ir neurologinių ligų, tam tikros diagnostikos, gydymo galimybių, tam tikrų pristatymų ir galbūt diskusiją, kaip išvengti, ir tam tikrą Europos perspektyvą, dėl to, kad didžiausias dėmesys yra skiriamas lygom, dėl kurių daugiausiai atsiranda problemų, aišku, širdies kraujagyslių sistemos ligos, insultai, infarktai, dėl ko ir Lietuvoje daugiausiai miršta, onkologinės ligos, trauminiai įvairūs pažeidimai, aišku, dar karas iki mūsų neatėjo, tikėkime, kad neateis ir neturėsime tų tiek traumų, bet tai viena iš problemų. Bet neurologiniai sutrikimai tai yra trečia dažniausia negalios ir priešlaikinės mirties priežastis Europos Sąjungoje, ir iš jų manoma, kad 3 ligos yra dažniausios, kalbant apie neurologinės ligas, tai galvos smegenų insultas, demencijos, tai lietuviškai būtų, jeigu išverstume tiesiogiai, tai senatvinė silpnaprotystė. Žinau, kad taip žmonės nemėgsta tokio apibūdinimo. Prieš eilę metų japonai skundėsi, kad taip pat jie pabandė pakeisti pavadinimą loginė prasme, nes žmonės tiesiog vengdavo eiti pas gydytojus, kad jiems būtų nustatyta demencija vien dėl to pavadinimo. Ir trečia dažniausia priežastis, dėl ko kenčia iki 30% populiacijos, tai galvos skausmas. Taigi, kalbant apie tai, yra 3 dažniausios priežastys. Bet mes užmirštam, kad visuomenės yra senėjančios ir Lietuvoje sensta, žmonių mažėja. Ir atsiranda įvairios degeneracinės ligos, tai iš tos demencijos grupės Alzheimerio liga ir Parkinsono liga, be kitų ligų kaip
kaip kitokios retesnės į Parkinsono lygą panašios lygos ir kitą kartą labai tragiškos, tokia šoninė amiotrofinė sklerozė, kur mes jaučiam, kad jos šiek tiek daugėja ir visą tai galvojam, kad yra susiję su moderniu galbūt gyvenimo būdu, aišku, to ilgesniu išgyvenamumu, su geresnė rizikos veiksnių kontrolė, su geresniu medikamentiniu gydymu mes atrandam galimybės pasenti, bet tačiau turėti problemų. Taigi, prieš eilę metų, jau turbūt virš 10 metų, Europoje vyksta toks judėjimas apie smegenų sveikatą. Gerbiamas Vytenis pasakys turbūt, kad daug dėmesio toj smegenų sveikatoj yra ta psichologinė sveikata arba psichikos lygos, kurių daugiausia turbūt depresijos ir nerimos sutrikimo daugiausia tos lygos, bet stengiamasi vėlgi pasakyti, kad tai yra ne tas pat. Kad smegenų lygos tai ne tik tai psichologinės problemos, bet ir kitos. Ir dėl to sukurtas planas, aišku, čia labiausiai nusipelnė toksai Klaudijo Bazeti, kuris yra dabar Berno Šveicarijoje. Jisai buvo Europos neurologų akademijos prezidentas. Jisai susijęs su Lietuva, kad buvo vienos mūsų daktarės tuo metu, kai buvo konsultantas. Man buvo garbė bendrauti taip pat būnant tos disertacijos konsultantų. Ir jisai vienas iš tų yra aktyviausių žmonių, kuris sukūrė tą smegenų sveikatos planą. Tai Šveicarija pasižymė Europai. Dar kita mūsų šalis, man atrodo, kad jinai Lenkija, taip pat turi tokį planą, bet kaip mes galvotume rytų Europoje, daug tokių planų yra tokių teoretinių, kurie yra teoriškai ant popieriaus, bet gyvenime jų yra mažiau, bet vis tiek planą turi. Politikai planuoja, kaip galėtume išsaugoti smegenys, ir vėlgi apie tai kalbėčiau, kad kas smegenys išsaugo. Tai yra paprasti dalykai. Sveikesnis maistas, aišku, čia diskusija, kas tas sveikesnis, nes mitybos piramidės keičiasi ir keičiasi priklausomai nuo galbūt ūkio ir nuo gamintojų galbūt tam tikros įtakos, bet šiuo metu populiari vadinama Viduržemio jūros dieta arba šiek tiek modifikuota Viduržemio jūros dieta. Jeigu iškeltume klausimą, ar Lietuvoje Viduržemio jūros dieta yra prieinama, ar mes genetiškai ir epigenetiškai esam prie to pripratę, kad daugiau valgytume žuvies, vėlgi to žuvies mes daugiausiai Lietuvoje neturim, ar mes galim to aliejaus, alyvuogių, ar daug daržovių, vėlgi istoriškai mes to niekada neturėjom. Ir tada kyla klausimas, ar mums tikrai patogu išsilaikyti prie tos sveikos, nes visi tyrimai rodo, kad neurodegeneraciniam lygom ar siekiantis geresnės kardiovaskulinių rizikos veiksnių kontrolės, kurie pereina į galinę mažiau tokią perdirbto maisto dietą, jie jaučiasi sveikiau ir jų sveikatos rodikliai gerėjo, o sergantis jau tom mūsų lygom, kurias gydom, ir sunkesnės, ir lengvesnės, kaip Parkinsono lyga, Alzheimerio lyga, tų demencijų pradinės stadijos jau mityba labai turi įtakos. Kitas, vėlgi, veiksnys, kuris galėtų padėti saugoti smegenų sveikatą, tai socialiniai ryšiai ir socialiniai kontaktai, dėl ko mes šiandien ir esam susitikę, taip pat užmegzti naujų ryšių, pagalvoti ir paieškoti kokių tai galimų idėjų. Geras miegas, vėlgi apie miegą kalbama, bet kai ateina pacientas, kuris turi jau eilę metų, 10 ar 20 metų miego sutrikimus, tai tada tas klausimas apie miego higieną, jisai jau įgauna kitą prasme, tai aš tada sakau, jau bet kuriuo atveju, kad net ir dirbtinas, ar medikamentinis, ar įvairių dėmenių, ir tame tarpe ir fizinio aktyvumo, ir tam tikrų galbūt psichoterapinių, autopsichoterapinių, pažintinės elgesio terapijos, to vadinamo kognityvinės elgesio terapijos, jau moksliškai metodikos, fizinis aktyvumas, tas aktyvumas bendraja prasme, jisai padeda išsaugoti. Bet vėlgi nuo to daliai žmonių nepagerėja. Tai tada einam į kitą planą, kaip atlikti tam tikrą prevenciją kitų ligų. Tai yra, aišku, pagrindiniai tie visi rizikos veiksniai, kurie susiję su geresne arterinio kraujospūdžio kontrolė, su geresne psichikos ir psichologinė sveikata, su tam tikrais dalykais, kuriuos padeda suteikti
ne tik gyvenimo būdas, bet ir tikėjimas, bažnyčia, kurie padeda žmogui nusiraminti. Ir vėlgi tada kyla klausimas, ko daugiau reikia ar vaistų. Ir mes jau kaip gydytojai, kaip pamatom, kai žmogus geria 5 vaistus nuo arterinio kraujospūdžio, pradedam galvoti, ar tikrai jau išnaudotos visos tos galimybės, ar čia nereikia taikyti kažkokias invazinės priemonės, nes kiekvienas vaistas, Paracelsus sakė, kad tik nuo dozės priklauso, ar tai nuodas, ar tai vaistas. Tai to visa tas labai personalizuotas gydymas, jisai labai priklauso kontrolė. Labai svarbu regos ir klausos išlaikymas, nes yra žmonių, kurie tiesiog sendami blogiau mato, blogiau girdi, blogesnė jų pusiausvėra, blogesni jutimai, tai yra natūralus visų jutiminių nervų sistemos grandžių senėjimas. Dėl to tiesiog organizmas taip saugosi, kad tu mažiau informacijos, tai mažiau reikės apdoroti, mažiau energijos, mažiau judėsi, tada mažiau traumų ir taip organizmas saugosi, bet mes sakom taip, jeigu mes norim ilgiau sveikiau gyventi, mums yra labai svarbu turėti geras akis, tai reiškia, jeigu reikia, tai protezuoti akis ar kompensuoti akis su akiniais, ar operuoti lęšiukų sudrumstėjimą, ar jeigu yra klausos sutrikimas, naudoti tam tikrus protezus. Labai svarbus, aišku, jeigu žmogus pradeda nestabiliai jaustis, labai svarbu turėti pagalbinės kompensacinės tokias technikas, lasdeles, tam tikrus ramentus ar kitas priemonės, kurį Lietuvoje dar per mažai mes matom žmonių, kurie naudoja ir kad jie galėtų judėti ir išsaugoti tą tokį fizinį aktyvumą. Vengti alkoholio, jeigu tai yra įmanoma, ieškoti to prisitaikymo strategijų, kiekviename veiksme matyti prasme ir tas vadinamas įvairios įveikos strategijos susijusios su problemom, gydyti tam tikrus smegenų toksiškumus, tai yra vengti tų toksinių faktorių. Ir viena iš problemų, kurie ateina ir kodėl atrodo pagal prognozę stabilizuosis augimas Alzheimerio ligos ir panašių demencijų, kadangi kontroliuosim geriau rizikos, kraujagyslinės rizikos veiksnius, fizinį aktyvumą, tačiau turbūt neišvengsim didžiulės epidemijos arba didžiulio padaugėjimo Parkinsono ligos. Ir manoma, kad su Parkinsono ligos padaugėjimu yra susijęs ta toksinai, kurie susiję ir su žemės ūkio, ir pesticidais, ir herbicidais, ir kitais nuodais. Ir aišku, bendrai su aplinkos užterštumu mes buvom laimingi. Daug metų po nepriklausomybės išsivalę nuo tam tikrų toksiškų fabrikų, kurie buvo didžiuliai, kurie buvo neapsaugoti, bet vėlgi mes grįžtam, kadangi pramonės dalies grįžta į Lietuvą ir vėlgi turim žinoti, kad ar mes neturim nuodų, kurie iš išorės, kurie tikrai turi problemą. Socialiniai medijos, tai klausimas, kiek mes laiko leidžiam internete, kiek mes panaudojam kitas priemonės, nes internetas vėlgi jisai šiek tiek yra susijęs su tam tikru fokusuotų ir ne tokiu išsamiu poveikiu į smegenų sveikatą, kūno masės reguliavimas. Tai vėlgi, kai kalbam apie virš 70 metų amžiaus, tai tada labai didžiulis klausimas yra, ar jau čia drastiškai reikia tą kūno svorį koreguoti. Vėlgi žinoti, kas veikia genus, kokie yra tie genų poveikio mechanizmai, tai yra tie epigenetiniai, kaip dabar vadinami, genais, kokiais gimiai, jau tik tai vaistais gali ten juos sustabdyti ar aktyvuoti, tas vadinat naujos brangios metodikos, kai kurių ligų gydyme jos ateinančios. Ir aišku, depresijos ir visokių šitų priemonių kontrolės, taip pat vengti galvos smegenų traumos. Kai kalbam apie cholesterolio, dislipidemijos kontrolę, visada kyla klausimas, kiek mes turim bandyti gyvensenos metodais koreguoti, kiek turim vaistais, ir vėlgi yra visokių diskusijų, kad stengtis subalansuoti tą poveikį ir netiduoti viso gydymo tik vaistais ir žmogų padaryti šiek tiek atsakingų labiau už save. Ir kokios šie priemonės? Viena svarbiausių priemonių tai edukacija. Ką mes šiandien darom, kalbam kiekvienas iš perspektyvos, ekonominės priemonės, skatinimų, kad žmonės įsitrauktų, tai vėlgi Europos mastu galėtų būti nauji medicinos, biomedicinos mokslo tyrimai, kur mes dirbam ir ieškom ankstyvos ir netgi iki prodrominės vadinamos Parkinsono ligos, tik tai pagal netiesioginius simptomus, pagal depresiją, pagal vidurių užkietėjimą, pagal uoslės sutrikimą, pagal miego
tam tikrus sutrikimo metodus, kaip tos žmonės atrasti ir bandyti pakeisti gyvenseną arba kitas priemonės ir galbūt, jeigu neužilgo atsiras kokių tai profilaktinių vaistų, pradėti skirti, kad ta liga neišsivystytų ar būtų sustabdyta ankstyvose fazėse arba sulėtinti tą veiksmą. Ir, aišku, labai svarbus politiniai sprendimai, kaip politikai nuspręs ir kaip jie nuspręs, kiek skirti dėmesio, kiek Europą, kiekviena šalis ir kaip mes pakeisim savo aplinką ir kiek padarysim atsparus, nes ne viską gali pakeisti, bet gali pasidaryti atsparesnis ir vėlgi grįžtam prie socialinės politikos tarp regionų, viduj regione, mieste. Mes prieš kelias savaitės turėjom susitikimą su Panevėžio krašto žmonėmis, šiandien su Šiaulių kraštiečiais. Aš kaip pats panevėžietis, tai aš jaučiu tam tikrą kilmės panevėžietis, tam tikrą kaip ir draugystę, kadangi tai yra artimas regionas, nors kai buvau sportininkas mokykloje, mes važiuodam kautis tinklinio su Šiauliais ir buvom aršiausi konkurentai. Tai atrodė, kad Šiauliai yra didžiausi mūsų priešininkai. Dabar neatrodo, kai mes esame maži. Taigi, va toks mano įvadas į tą problematiką, kaip gydytojo, kaip tyrėjo, kaip laikais mokslininko, kaip universiteto administracijos atstovo, kuris paskyrė 17 metų, kad universitetas, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas įgautų ne tik tarptautinį pripažinimą, bet jisai būtų ir mūsų Lietuvos studentam, tyrėjam geras ir jisai būtų geras darbdavys, ieškant tų sprendimų, kurie padeda į Lietuvai ir Europai ir pasauliui. Tai ačiū Jums už dėmesį, prisijungsiu šiek tiek vėliau, kaip mes pereisim prie diskusijų. Ačiū gerbiamas profesoriu, aš tik noriu priminti, kad jūs dar esate ir Kauno klinikų neurologijos klinikos periferinės nervų sistemos ir neuroraumeninių ligų sektoriaus vadovas. Taip, ačiū, kad priminėt, nes tikrai eisiu dar konsultuoti po poliklinikos, eisiu aptarti sunkiausių ligonių, kurie papuolė. Taip, tai yra toks darbas, kai sėdė ant kelių kėdžių, tai jo, ne. Ačiū, kad priminėt, kad aš turiu atsakomybę. Tai tikrai perdodu žodį mano mylimam buvusiam eurokomisarui Vyteniui, kuris yra universitetui ir alumnis mūsų universiteto ir paskyręs jau daug metų, paskyrė stipendijas studentam ir po kelių savaičių vėl bus konkursas, įvardinę stipendijas ir visi, kurie inovatyvūs studentai pretenduoja Vytenio Povilo Andriukaičio stipendiją. Tai ačiū Vyteniui, kad jūs esate toks energingas ir pavyzdys, kur reikia lygiuotis. Ačiū. Ačiū labai. Gerbiamas Vyteni, dabar jūs ir tikrai galbūt ten iš Briuselio kitaip matosi ta problema, o gal kaip tik giliau matosi ta problema. Dabar jums žodis ir klausom įdėmiai. Jau mūsų 118 prisijungusių ir laukiam dar daugiau, taigi tema įdomi, kai visi išgirdo Panevėžį, prasidėjo, užsisuko viskas ir dabar labai puiku. Ačiū labai. Visų pirma, aš tikrai noriu pasakyti, kad čia susitikę geriausia švietėja visam regione, kadangi atstovauja Povilo Višinskio, paskyrusio visą gyvenimą kilkime ir kelkime, tokiam nuostabiam idealistiniam šūkiui. Kilkim ir kelkim. Tai, miela Jurga, ačiū Jums labai. Jūs esate čia geriausias švyturys. O jau apie Kęstutį ir Jokūbą aš nekalbu, nes jie iš tiesų geriausi. O aš taip pat toks dabar toks, kaip sakyti, tarp žemės ir dangaus. Šiuo atveju atstovauju net 3 savo aukštasias, kaip sakyti, idėjas. Tai būti gydytoju, būti istoriku ir, žinoma, būti visuomenininku. Dėl to mano studijos apėmė be galo daug dalykų, nuo Kauno medicinos instituto, kurio auklėtiniu esu, iki Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, kurio didžiuojuosi, Antano Strazdalio universiteto, 2 aspirantūrų, teisės ir konstitucinės teisės. Ir žinot, atvirai pasakysiu, kadangi tai viskas vis tiek eina per mūsų pagrindinį organą, per mūsų, kaip sakyti, mentalinę, psichinę ir neurologinę sistemą, tai galiu tikrai patikinti profesorių Kęstutį ir daktarą Jokūbą,
kad žinot, tos žinios, kurias gavau iš tų skirtingų šaltinių, tai jos turbūt man padeda būti vėl išrinktam. Įsivaizduokite, jau nebuvau pretendavęs būti išrinkti Europos parlamentą, vienaip ar kitaip, kitą metą aš švęsiu 75 metus ir jau turbūt, kaip sakyti, laikas būtų pasakyti, kad jeigu baigus šią kadenciją būsiu 79, vadinasi, turėsiu savo visuomeniniai veiklai pasakyti jau atsisveikinimą. Nes reiks turbūt pereiti prie knygų, prie, kaip sakyti, studijų, analizių ir prie apibendrinimų. Nes neurologijoje ir psichiniai sveikatoje labai svarbu suvokti, kad mes turime palikti vaisius, intelektualius vaisius, savo darbo vaisius, savo estafetę perduoti kitiems ir kad būtų pas Jurgą bibliotekoje kokia knygelė parašyta Vytenio Andriukaičio, nes knygelių parašytų Kęstučio Petrikonio ir Jokūbo Fišo, tokių knygelių bibliotekoje yra. Mano knygelių yra kur kas mažiau. Tai štai kodėl mes šiandien kalbame apie neišpasakytai svarbę sritį, kurią Vydūnas apibūdintų kaip psichinę, fizinę ir dvasinę sveikatą. Jūs turbūt gerai visi atsimenate ir bibliotekoje greičiausiai rasite Vydūno knygą Sveikata, jaunumas, grožė. Na, galiu pasakyti, kad ši knygelė pralenkė toli laiką. Dar Pasaulio sveikatos organizacija nebuvo įkurta, dar nebuvo, kaip sakyti, apibendrintas Pasaulio sveikatos organizacijos konstitucijai sveikatos apibrėžimas, moksliškai pagrįstas apibrėžimas. Tai labai sunku apibrėžti moksliškai, kadangi sveikata tai tokia savoka, kuri turi savyje apimti begalės komponentų. Ir todėl konstitucija Pasaulio sveikatos organizacijos taip apibūdino žmogaus sveikatą, kad tai yra psichinė, dvasinė ir socialinė žmogaus gerovė. Psichinė, dvasinė, fizinė ir socialinė žmogaus gerovė. Įsivaizduojate, well-being angliškai sakoma, bet mūsų žodis, tarkim, tegu bus gerovė. O Vydūnas dar keliais dešimtmečiais anksčiau suformulavo sveikata, jaunumas, grožė ir ypatingai didelį dėmesį skyrė ypatingai aukščiausiam mūsų tokiam sveikatos, kaip sakyti, švyturiui, tai sąmoniai. Jo gražus veikalas taip ir vadinasi Sąmonė, kuriame jisai analizuoja vis tik tos didžiuosius dvasinės paskirties ir dvasinės būties uždavinius. Tai jeigu mes šiandien dabar nesuprasime, kad mes kalbam apie mūsų kiekvieno žmogaus, kuris šiandien mūsų klauso, kuris turi puikią, kaip sakyti, galimybę pats savo atsakyti, kaip jisai fizinę, psichinę ir socialinę gerovę savyje sujungia, kad jis būtų tiek aktyvus, tiek optimistiškai nusiteikęs, tiek pozityvus, tiek pilnavertis ir tiek labai, kaip sakyti, plėtojantis socialinius ryšius, komunikaciją ir sudarantis aplink save žmogiškąjį lauką, žmogiškojo kontakto lauką. Žmogus sutinka žmogų. Tokia labai graži skraji mintis ir jinai atspindi tą didįjį troškimą. Man 75-ieji. Aš manau, kad Jokūbas turbūt kažkur tai svyruoja apie tai. Kęstutis gal žymiai jaunesnis. O Petras turbūt irgi svyruoja kažkur tai. O Jurga yra kur kas, šypsena labai puikiai, kur kas yra dar, kaip sakyti, žymiai didesnio energetinio lauko žmogus. Tai bet mes dabar turime suvokti, kad jeigu tai yra psichinė, fizinė ir socialinė gerovė, tokia mokslinė, kaip sakyti, koncepcija žmogaus sveikatos, vadinasi, psichinė sveikata ir smegenų sveikata turi be galo didelę reikšmę. Kodėl? Todėl, kad tai yra bendrojo vardiklio ir bendrųjų žmogaus, visų bendrųjų žmogaus, kaip sakyti, galių išraiška. Matot, kartais mes norim suvokti, kasgi yra tie bendrieji vardikliai. Turbūt visi, kurie mokėmės matematikos,
kurie mokėmės fizikos, kurie mokėmės Einšteino formulės, kur Einšteino formulė pamėgino jis apibrėžti visą mūsų universumą, kosmosą, labai paprasta bendraja formulė, už kurios slypi didžiuliai dalykai. Tai mentalinė ir smegenų sveikata apima visiškai didžiulį lauką, kadangi tai yra mūsų ir kibernetinių pajėgumų, kurie mumise vyksta, ir sąmonės, pasąmonės ryšio, medžiagų apykaitos, labai sudėtingos, ypatingai jautrios anatomijos. Pabrėžiu, ypatingai jautrios anatomijos, ypatingai jautrių neuroasociatyvių ryšių, ypatingai sudėtingų ląstelių kosmosas. Jeigu smegenys dabar pavadytumėm parodyti per mikroskopą, o mes su Jokūbu Fišu žinome, ką reiškia histologiniai smegenų tyrimai, kada, tarkim, paimam operacijos metu paimam mėginį iš smegenų dalies, kurioje įtariam vėžį ar metastazę, ir mes tyrinėjame tas ląsteles. Ir tada matome, kad didžiulis ląstelių kosmosas taip jautriai tarpusavyje sumodeliuotas, jis pridengtas mūsų kaulinė erdvė, tai kaukolė, ir staiga jis mus paverčia žmonėmis. Jūs įsivaizduojate, tas pilkasis ląstelių forumas, jis šitoks jautrus, jisai šitoks sudėtingas ir jis kartu šitoks stiprus. Jis neišpasakytai stiprus. Ir dėl to, jeigu mes kalbam apie psichologinius, psichiatrinius požiūrius, kalbame apie psichosomatinius, bet mes turime atkreipti dėmesį, kad yra specifiniai smegenų dalykai, kurie priveda prie smegenų lygų ir smegenų sveikatos. Taip sakant, žmogaus sveikata kaip fizinė, socialinė ir dvasinė gerovė, kaip suma, turi taip pat tamprų ryšį su tuo, ką mes pasakytume apie smegenų sveikatą. Brain health angliškai dabar pavadinam, tiesiog smegenų, bet mes žinom, kad turime kitą stulpą, mental health. Tai dabar, kodėl aš tokį įvadą padariau? Todėl, kad norint diskutuoti iš šios požiūrius ekonominių, socialinių, medicininių, sveikatos apsaugos organizavimo, specialybių parengimo, specialistų išsidėstymo, konsultacijų prasme, jūs įsivaizduokit, kiek reikia daug turėti pajėgumų, kad padaryti sveikatos apsaugos sistemai mental health ir brain health, kad sujungti tas dvi sritis ir turėti ištisą strategiją, kuri galėtų mums padėti išdėlioti visus reikalus į lentynėles, nustatyti tarpusavio ryšius, pažiūrėti, kaip mes galėtumėm parengti. Dabar toks gražus žodis, miela Jurga, žinot, gal aptinkat bibliotekoje, holistinis požiūris. Holistinis, lengvas žodis. Jis atsako, kad visuminis požiūris. Vat psichinė, fizinė ir dvasinė gerovė yra holistinis požiūris. Bet kaip išdėstyti tą holistinį požiūrį koncepcijoje, programoje, strateginiuose planuose, kaip paversti tai įgyvendinimo mechanizmais, milžiniškas uždavinys. Štai kodėl Europos parlamente, būdamas, atstovaudamas Lietuvą, ačiū visiems tiems rinkėjams, kurių galbūt balsas nukrito ir į mano dėžutę, nes jūs mane iš 4. vietos LSDP sąraše perkelėt į 2. ir taip aš patekau į Europos parlamentą. Tai iš karto nuoširdžiai dėkoju, jaučiu skolą už tą balsą auksinį. Todėl mano principas tarnauti žmonėms. Aš esu, čia Petrikonis žino, jis iš Panevėžio, o Jurga iš Šiaulių. Bet jūs turbūt žinot, kad Panevėžy buvo toks garsus režisierius Miltinis. Ir jis buvo pastatęs puikią Kazio Sajos signataro pjesę Devynbėdžiai. Ir ten pagrindinis veikėjas yra Skalnas. Taip pavadintas Skalnas, skolingas. Tai aš esu Skalnas. Aš skolingas jums visiems už tą balsą ir lenkiuosi Panevėžio teatrui, lenkiuosi šitam Devynbėdžių nuostabiam herojui ir Kaziui Sajai.
todėl aš šiandien ir noriu pasakyti, kad jūs mane išrinkot ir man dabar yra užduotis pasakyti jums, kad aš dirbu Europos parlamento sveikatos komitete, didžiuojuosi, kad man pavyko prisidėti, kad pirmą kartą Europos parlamento istorijoje yra sukurtas atskiras sveikatos komitetas. Ir čia aš suvaidinau neeilinę rolę. Nes mane išrinko 2004 metų Liepos mėnesį, dabar yra 2005, kaip matote, jau lapkritis, jau aš metai laiko, aš pateikiau savo ataskaitą. Žinoma, žmonės tų ataskaitų neskaito, jų paprastas vertinimas. O ką tu padarei Lietuvai? Ir ką ten jūs gero darot, plepat ten tuščiai auditorijai, ten. Ir ką tu gero padarei Lietuvai? Tai noriu atsakyti, kad tą gero Lietuvai pristatymą savo metų ataskaitai pateikiau. Ir vienas iš jų yra sveikatos komiteto sukūrimas. Ir antras, mes dabar dirbame net prie 7 didžiulių strateginių 27 šalim, ir Panevėžiui, ir Šiauliams, ir Šiaulių bibliotekai, ir Jokūbui Fišui, ir Petrui reikalingų strateginių dokumentų. Ir tie 7 dokumentai apima tai bus didžiuliai dokumentai, tai bus šimtai puslapių tų dokumentų. Tai vienas iš jų bus brain health ir mental health. Taip sakant, psichikos sveikatos ir smegenų sveikatos koncepcijos, strategijos, kelio gairių ir nacionalinių planų parengimo darbas. Nes jeigu mums pavyks Europos parlamente tai priimti, galbūt kitais metais, o gal dar po metų, nes darbas neišpasakytai imlus. Ir akivaizdu, kad jeigu paimti, tada Lietuva turės irgi pakoreguoti arba pataisyti arba priimti psichikos sveikatos ir smegenų sveikatos strateginius nacionalinius planus, kurie po to turėtų pavirsti mūsų Jokūbo Fišo, mūsų Petrikonio, mūsų neurologų, mūsų psichiatrų, mūsų psichologų darbo gairėmis. Ir taip vadinamais, kaip sakyti, siektinais rezultatais, kuriuos turėtume po to įvertinti, kaip mes perkeliam šitos planus į Lietuvos dirbą. Tai štai kodėl aš esu tokioj kaip ir strateginiai vietoj dabar. Ir kadangi aš jūs kalnas jums, tai dirbu nenuleisdamas rankų. Dabar truputį einam prie tos, kaip sakytos, užduoties. Ta užduotis yra, pabrėžiu, yra labai nelengva. Kol kas vyrauja, žinot, politikoje dažnai, kaip ir visur kitur, yra bangos ir mados. Pavyzdžiui, mudu su Jokūbu ir su Petru turbūt galėtumėm pasakyti, kad tatuiruočių mada, kai mes buvom tokie gražūs kaip Jurga, tai tuo metu, tai tatuiruočių mada buvo tik kalėjimo mada. Dar biški armijai. Bet kad dabar tu matytum jauną, fainą, gražią panelę 14-15 metų su tatuiruotėm, dovanokit. Galvoji, kokia jos graži balta oda. Koks nuostabumas odos grožio, lelija, žydi ir jinai prisipaišiusi tų niekų ir dar labiau nežino, kad odoje yra milžiniškas neurotinklas. Jokūbas Fišas galės papasakoti, jūs žinot akupunktūrą, jūs žinot akupresūrą, jūs žinote, kad odoje, kaip kosmose, ir matosi netgi visos mūsų sudėtinės, kaip sakyti, jungtis. Kinų medicinoje jie net išpaišo ausų ryšys, ausų su organais. Per ką? Per nervų sistemą. Per vegetacinę ir somatinę nervų sistemą. Tai jūs galite įsivaizduoti, kiek užteršia komunikacinių ryšių tais durnais dažais. Jo labiau, kad kiti dažai nepatikrinti, jie yra vėžiniai dažai. Odos vėžio kreivė, mane klausantys žmonės, auga geometrinė progresija. Dėl jaunų žmonių kvailumo, mados, beždžionavimo ir tos naujos, kaip sakyti, body art, tokios keisto biznio, kuris, absoliučiai durnas. Bet tiek to, tie, kurie mėgsta tatuiruotis, darykit. Aš tik įspėju, kad jūs sugadinat savo
loginius ryšius, neurovegetacinius, mikro odos, mikro gyvenimo ryšius, nes oda atlieka mažiausiai 10 funkcijų, 10 ir iš jų be galo daug susijęs su psichinė sveikata ir su smegenų sveikata. Nes periferinės neurosistemos dalykai, juk to juodoj pilna neuroninių receptorių. Mes juk jaučiam jais, mes jaučiam temperatūrą, mes jaučiam kietą kūną, šaltą kūną, mes jaučiam skausmą, mes jaučiam bakteriją, mes jaučiam uždegimą. Tai įsivaizduokite, ką mes pridarom su tom tatuiruotėm. Tai čia jums iš karto atsakymas, kad tie žmonės, kurie nesuvokia, kokio nuostabaus kosmoso sudėtis yra oda ir teršia ją šitais brudais, kaip sakyt, vien dėl biznio ir komercijos kažkoks durnius propagandistas, šiandien jūs juos vaduojat įtakotukais arba tais, kaip čia juos vadina, dar kitaip. Kaip čia kiti? Influenceriai kokie. Mano laikais juos vadino propagandistais. Nes tai buvo net ir propaganda, jie vis propaguodavo viską apie komunizmą, turėjo etatus propagandistų, šiandien jūs juos vadinat influenceriais. O aš galiu atsakyti, už jų stovi biznio modeliai. Ir jie bizniauja, patys iš to daro pinigą ir dar durnai pridergia mums psichiniai ir fiziniai sveikatai. Tai dabar atsakau labai aiškiai. Mental health and brain health, jie susiję labai didžiuliam sritim. Ir kai mes kalbame apie smegenų sveikatą, tai turim suprasti, kad kalbame apie periferinę nervų sistemą, apie vegetacinę nervų sistemą ir apie centrinę nervų sistemą. Jos visos yra sujungtos. Tai dabar, jeigu mes tik tai atskirsime smegenų sveikatos ligas, kurios, tarkime, yra pilkojoj masėje smegenų pačiam anatomijai, nuo periferinių nervų, nuo vegetacinių nervų, nuo jutiminių receptorių, tai mes padarysim klaidą. Lygiai tas pats pasakytina ir apie tai, kad santykis tarp smegenų sveikatos ir psichinės sveikatos, jis moksliškai nėra aiškus. Galbūt Jokūbas čia daugiau pasakys, nes yra labai sunku pasakyti, atrasti priežastis, kas yra šizofrenija. Nėra paprasta iki šiol. Bet tuo tarpu atrasti priežastis, kas yra Parkinsono liga, jau žymiai paprasčiau. Kas yra insultas smegenų, kas yra išeminis ar hemoraginis insultas, kas yra tai, kas sutrikdo kokią lygą atneša anatominiai smegenų sutrikimai, smegenų kraujagyslių, smegenų ląstelių, smegenų branduolių anatominiai. Tai va tai yra, kaip sakyti, brain health šita situacija. Bet kas yra tie dalykai, kurie dvasinius procesus valdo, labai sunku. Ir ryšys tarp demencijos, ryšys tarp Parkinsono ligos, tarp šizofrenijos ir tarp smegenų organinės ligos, kaip mes pavyzdžiui, nėra taip paprasta. Kęstučiui Petrikoniui čia būtų didžiulis uždavinys, kaip sakyti, ir milžiniški moksliniai kolektyvai analizuoja tai. Tačiau mums labai svarbu dabar pasakyti, kad brain health ir mental health turėtų eiti vienodų lygių, nes kas dabar yra? Dabar mental health yra ant lūpų kiekvieno politiko, nes madinga. Ai, tai čia po COVID-o jau daugiau neurozių, daugiau nerimo, daugiau sutrikimų, daugiau pesimizmo, daugiau nuotaikų, tvarkoj, neneigiu. Bet kodėl nekalbam apie brain health? Nes mental health ir brain health negali būti netgi šiaip visumoje atplėštos. Tai kodėl aš Europos parlamente dabar diskutuoju ir keliu klausimą, kad brain health arba smegenų sveikatos dalykai būtų tiek pat suaktualizuoti ir į koncepciją įtraukti kaip ir mental health. Nes mental health, matot, ten, kur yra nesuprantamų dalykų, tai ten begalė specialistų. Pavyzdžiui, visi mes esam krepšinio treneriai. Vakar visi už galvų grėbėmės ir komentavom Britanijos ir Lietuvos
krepšininkų ir čia pavadinimą sukūrė geriausios, blogiausios rungtynės ir visi esam treneriai. Ir lygiai visi esam treneriai mental health. Jau tiek daug pas mus diagnozuotojų, visokių diagnozuotojų, šamanų ir patarėjų, kad nes ten nieko nereikia, tik liežuvį pakabink ir jau tu būsi pats geriausias mental health specialistas. Taip nėra. Taip nėra. Tai labai sudėtingas rytis. Bet dar sudėtingesnis rytis yra brain health. Ir neurologų, neurochirurgų, neuropatologų užduotys yra neišpasakytai sudėtingos. Ir aišku, akivaizdu, kad mes šitoj strategijai smegenų sveikatos ir psichinės sveikatos, toj strategijai turim ieškoti laukų, kur yra autonomiškai skirtingiem dalykam aprašyti, bet jie taip pat turėtų būti sujungti, kad būtų galima matyti ir tas vietas, kuriuose reikalingas milžiniškas mokslinis potencialas, dar atsakyti klausimus, kurią kryptim turim judėti. Tai štai šiandien mes Europos parlamente diskutuojam dėl karštą diskusiją. Yra tų, kurie gina, kad nereikia brain health turėti. Tai, tarkim, gali būti nacionalinių vyriausybių reikalas, o štai mental health, kadangi čia yra faktorių žymiai didžiulių, pavyzdžiui, kaip įtakoja mūsų psichinę sveikatą dabartinės transnacionalinės šitos socialinių tinklų platformos. Aišku, akivaizdu, užvakar kaip tik buvo diskusija dėl vaikų apsaugos nuo žalingos interneto žalingo poveikio. Nes vaikų, kaip sakyti, analizė rodo, kad jų gyvenimas socialiniai virtualioje erdvėje ir jų sėdėjimas prie kompiuterio, jų naršymas, toks žodis angliškas scrollinimas. Nors aš nežinau, man Jurga gal padės surasti lietuvišką geresnį žodį, nes aš tai negaliu sutikti, kad mes nerasime savo lietuviškųjų terminijos pakaitalų. Dabar scrollina arba influensuoja, arba tiesiog nei šis, nei tas. Tai vaikų apsaugojimas nuo šitų visų yra iš tiesų didelė tema. Ir tai labai užgožia diskusijos, kad palaukit, ne tik yra jų psichologinės arba dvasinės problemas, arba ugdymo, jų brandos ir pedagogikos, bet yra tiesiogiai problema susijusi su jų smegenų sveikatos, smegenų organinių kaip organo vystymosi ir dalykų, kurie gali būti pakenkti. Juk yra smegenų ląstelių biochemija, yra smegenų ląstelių fiziologija, yra smegenų ląstelių kibernetika, yra smegenų ląstelių energetika. Smegenų ląstelės produkuoja labai daug produktų, nes žmonės net nežino, kad smegenų ląstelės produkuoja pačios tam tikrus vaistus, vadinkim, nuo agresijos. Ir netgi padeda mums smegenų neuroendokrininė sistema, smegenų imuninė sistema, sukuriama per smegenų ląsteles. Jos produkuoja daug produkcijos mūsų kūnui. Tai jeigu mes nuo mažens nesuprasim, koks yra organinių smegenų pakenkimų lygis, dėl šitų internetų bus labai sudėtinga. Tai aš aktuoju, kad jeigu mes visą laiką kalbam, kad dabar ruoškim mental health koncepciją, tai mes paruošim tik vieną koją. O kur yra brain health, kur yra smegenų sveikatos? Nes aš nematau, aš manau, kad tai bus didelė klaida, jeigu mes vienpusiškai vieną problemos dalį įteisinsim, o kitą vėl užmiršim. Bet kur čia šuo pakastas? O šuo pakastas labai paprastam atsakymą. Finansavimo, programų, pinigų, mokslinių tyrimų, Horizon programos aplikacijos. Ir tie lobistai, tam tikri, mokslininkai irgi turi savo lobizmą. Tegul neužpyksta Kęstutis Petrikonis, bet taip yra. Vėžiu sergantis žmonės padėjo mokslininkams vėžio problemas iškelti į pirmą vietą.
Dabar žinot, kad yra Europe Beating Cancer Action Plan, Europa įveikia vėžį akcinis planas, bet kad Europa įveiktų brain health, reiškia, ir mental health problemas, tai jų dar nėra. Tai va, tai kalbėdamas apie tai, kad aš šiandien parlamente susikoncentravęs komitete ties tuo, kad būtų mental health ir brain health strategija, kuri apimtų, kuri padėtų mums padaryti, kad mes galėtumėm nacionalinėse valstybėse parengti nacionalinius planus, parengti gydymo normas, parengti metodikas, parengti taip vadinamas gairės, jie lietuviai angliškai guidelines vadinasi. Nu tai Jurga gal man padės, tai čia turbūt guidelines, tai pasakykime, tai yra gairės. Kad tai yra gairės, kuriam reikia vadovautis. Ir vadinasi, jeigu ateisit pas Jokūbą Fišą, tai jis turės gairės ant stalo moderniškas ir jisai galės lengviau susirasti, kaip sakyti, kuriom gydymo metodikom jam vadovautis, kad jis galėtų padėti susirgusiam bibliotekininkui, kaip sakyti, efektyviau. Tai štai mano užduotyje yra dabar apginti, kad būtų brain health ir mental health, kad tai būtų sujungta koncepcija. Nebus lengva, kol kas vyrauja nuo nuotaikos, kad reikia pirmiausiai mental health strategiją parengti, bet aš po truputį keliu klausimą apie brain health. Nes teisingai Kęstutis Petrikonis apibendrino, kad tos organinės lygos smegenų, jos yra nors nematomos, bet jos yra neišpasakytai pavojingos. Štai dabar aš čia turiu internete savo draugių ir draugų. Viena draugė pergyvena, dėl to jį persirgo erkiniu encefalitu. Ir iki šiol lieka liekamieji reiškiniai jos vienoje rankoje. Jinai negali niekaip jaustis gerai. Tai tada aš pabandau nukreipti pas angiochirurgus, pažiūrėti pas neurologus, pažiūrėti pas neuropatologus, pažiūrėti pas stuburo specialistus. Nereikia žiūrėti, kame reikalas. Bet štai liekamieji reiškiniai po erkinio encefalito. Bet juk mes puikiai žinome, kad encefalitų įvairiausių yra. O taip pat kokie yra dalykai, kokie liekamieji reiškiniai po didelio insulto, smegenų turiu minti, tarkim, savarankiško insulto, išeminio insulto. Tai invalidizuoja žmogų. O kokios problemos yra, kai žmogų ištinka periferinių nervų lygos arba, kaip sakyti, neuritai. Čia Kęstutis kalbėjo apie klausos organų neuritą, apie akių, kaip sakyti, tą vadinamą, tą kabelį nervinį, mes jį vadinam, kaip sakyti, ten yra chiasma optikum, tame čia mūsų reikalas su Jokūbu. Bet tai yra sudėtingi dalykai. Kitaip sakant, šiuo atveju jau akivaizdu, kad mes turime turėti žymiai stipresnius instrumentus, kalbant apie smegenų sveikatą, kalbant apie smegenų patologijas ir kalbant apie ankstyvąją diagnostiką, ankstyvą intervenciją, ankstyvą gydymą ir ankstyvą prevenciją. Jeigu mes nesuprasim smegenų lygų priežasčių, mes negalėsim užsiimti jų išvengimo arba jų užkirtimo arba jų, kaip sakyti, su žalingų veiksmų sumažinimo problemomis. O tai turi būti vis tik moksliškai pagrįsta. Kęstutis pakalbėjo apie dietų problematiką. Čia labai sunki sritis. Ir labai sunki. Jau labiau, kad greičiausiai tai reikalauja multidisciplininio arba daugelio specialistų komandinio darbo, kad atsakyti į klausimą, ar mediteraninė Viduržemio jūros dieta tinka Jurgai. Čia bus sunku pasakyti. Jurga turbūt turi savo dietą, Šiaulių dietą, kuri jai yra geresnė, nes ateina nuo mamos ir tėtės, nuo to, kas yra aplink biblioteką šiandien greitai pasiekiama. Nes dažniausiai pavalgoma kur nors greičiau. Mums, Petrui, Jokūbui ir man gal jau lengviau, mes jau galime, kaip sakyti, žmonom pasikliauti, kurios irgi jau daugiau to amžiaus, kada
kada į darbą nereiks skubėti. O Jurgai, viskas verda, vaikai, mokykla, gyvenimas, darbas ir taip toliau. Tai kur čia suspėsi dietą pasirūpinti? Ką užkrimtai, tas gerai. Ir taip gyvena milijonai žmonių. Tai bet klausimas, kaip tai įtakoja smegenų sveikatą, jis yra labai kompleksinis. Gerbiamas Vyteni, aš atsiprašau, gal mes tada kaip tik dabar leiskime prisijungti daktarui. Gerai, nes aš žiūrėkit, kodėl aš taip sakau, norėjau pasakyti, kad man 12 valandą yra tarptautinis forumas. Aš turėsiu 11:30 su jumis atsisveikinti, todėl aš paprašyčiau mane jau po to nebevardinti. Tiesiog aš išsakiau, kad mental health and brain health strategijos yra kuriamos, kad mes sveikatos komitete turėsime daug dar konferencijų, daug darbo grupių, daug debatų, ieškosim ryšio. Aš raginu Kęstutį ir Jokūbą kaip neurologus, kaip smegenų sveikatos asociacijų dalyvius, būti garsesniais. Man reikalinga jūsų parama, nes mental health, psichinės sveikatos, psichiatrai, psichologai šį kartą persveria ir nebus taip lengva pasiekti sutarimo. Ir vėl busite be papildomo finansavimo, kurio visiems reikia. Tai va, tai aš labai atsiprašau, Petrai, kad aš sugriaunu tavo moderavimą, atsiprašau Jurgos, atsiprašau klausytojų, bet aš labai norėsiu pasakyti, kad po 20 minučių turėsiu važiuoti į kitą vietą ir jungtis prie tarptautinio forumo. Ačiū labai. Ačiū, gerbiamas Vyteni, iš tikrųjų tai, ką kalbame šiandien, iš tikrųjų tai aktualu mums kiekvienam ir dabar žodis daktarui Jokūbui Fišui, kuris betarpiškai kiekvieną dieną susiduria su pacientais ir turi begalinę patirtį, yra knygų autorius. Prašom, gerbiamas daktare. Ačiū labai. Pirmiausia, noriu gerbiamam Petrui padėkoti ir Šiaulių Višinskio bibliotekos kolektyvui ir vadoviai. Nesenai visai tenai skaičiau, turėjau nepaprastai gerą auditoriją Višinskio bibliotekoje. Tokių klausytojų tai reta kur būna. Na ir norėčiau didžiulę pagarbą pareikšti Vyteniui Andriukaičiui, kuris yra ne tik tai gydytojas, bet visuomeninis veikėjas, politikas. Na, yra mūsų tiesiog, galima sakyti, milžinas. Lietuvos milžinas, tokių turim vienetus. Gerbkim, mylėkim, tik dėja turėjom labai didelį priekaištą, nes jis labai aukštai iškėlė kartelę mūsų pokalbio. Taip aukštai pastatyta kartelė, kad mūsų sunku, nežinau, gal profesoriui Petrikoniui lengviau, bet dėkoju ir profesoriui Petrikoniui ir reiškiu jam pagarbą, jis yra Sveikatos mokslo universiteto prorektorius, ne tik tai sektoriaus vadovas. Tai žodžiu, yra ir mokslininkas, ir administratorius, ir dažnai įvairiuose renginiuose klausom jo įsižioję neurologai per neurologų mokyklas, jo reiškia pranešimų ir paskaitų, jis mūsų edukuoja. Ir, aišku, dirba ir mokslinį darbą. Na, dabar, ką norėčiau pasakyti, žodžiu, reikėtų atsiliepti į gerbiamo Vytenio išsakytas mintis, bet aš bijau, kad yra labai daug paliesta temų, labai svarbių, aktualių. Aš galvoju, kad Vyteniui reikėtų tą viską jau išdėstyti įspausdintą žodį, nes tai yra strateginiai tokie numatymai, planai, pasvarstymai, nu, taip sakant, ne tik tai nacionalinio, tarptautinio lygio. Ir aišku, tas darbas Europarlamente, kuris yra susijęs su mental and brain health, tai aišku yra labai labai svarbus ir mes kaip neurologai, ne tik neurologai, ir psichiatrai, ir visi, ir somatinių ligų specialistai, na, kreipiam labai didelį dėmesį ir vertinam šitą, na, idėją, kuri galbūt kitą kartą yra užmirštama. Kiekvienas iš mūsų daktarų susikoncentruojame savo vieną sritį, o holistinio požiūrį, tokį holistinį požiūrį pražiūrim. Tai va, ta kalba yra, aišku, labai norėtųsi ją kuo plačiau paviešinti, kad jinai tą Vytenio, tas mintis nuskambėjusios šiandien, jos išplistų. Savo ruožtu aš norėčiau pakalbėti ir šiek tiek paantrinti profesoriui Petrikoniui,
dėl tų atminties pažinimo nusilpimo rizikos veiksnių. Tas yra labai svarbu klausytojams praktiniu aspektu. Nes praeitais metais Lancetas paskelbė tokius 14 pagrindinių atminties pažinimo nusilpimo rizikos veiksnių, kurie, yra Lancetas, tai yra, kaip sakant, kaip pats pagrindinis žurnalas. Ir ten išdėstytos tos tezės yra referuojamos, svarstomos, pristatomos. Ir jo tie 14 veiksnių tai yra jau daugelio protingų žmonių, mokslininkų, medicinos teoretikų aprobuotos. Taigi, pirmas veiksnys tai yra padidėjęs cholesterolis. University College London skaito, kad blogasis mažo tankio cholesterolis tai yra maždaug sąlygoja 7% demencijų, įvairių demencijų. Demencijų mes turim įvairias. Tai yra Alzheimerio liga, vaskulinė demencija, mišri demencija, frontotemporalinė, Levi kūnelių. Lietuvoje mes dažniausiai diagnozuojam vaskulinę demenciją. Vaskulinė demencija tai yra demencija, kuri įvyksta sutrikus galvos smegenų kraujotakai. Apmiršta tam tikras smegenų dalis ir atsiranda tam tikri simptomai, įvairūs motoriniai simptomai, o kitą kartą atsiranda ir demencijos požymiai. Ir neuroplastiškumas yra, jeigu vienos neuronų grupės perima tas kitas funkcijas, tai ta demencija galbūt neišsivysto arba išsivysto labai menkutė. O kitos demencijos neurodegeneracinės, tai va čia apie tai, ką plačiai labai kalbėjo Vytenis, tai jų prevencija ir jų sustabdymas ir jų gydymas galų gale čia jau atskira tema. Yra šiandien labai aktualūs. Ačiū Dievui, kad atsiranda naujų priemonių, naujų vaistų, kurie dar galbūt nėra pilnai aprobuoti, bet tokį progresą matom. Bet dabar dėmesys yra į prevenciją. Tai antras faktorius, tai yra negydomas regos praradimas. Reiškia katarakta, glaukoma, geltonosios dėkmės degeneracija, sutrikęs regėjimas skatina pagal Lancetą demencijos išsivystymą. Ta mes matom ir praktikoje. Čia nėra joks atradimas, matom akivaizdžiai praktikoje. Trečias, galbūt šiek tiek netikėtas, tai yra mažas išsilavinimo lygis pradinėje, reiškia, vaikų amžiuje. Pastebėta ir nustatyta ir patvirtinta yra evidence-based, kad tie, kas prastai mokėsi mokykloje, tie, kas mažai mokėsi mokykloje, nepakankamai, nebuvo skiriamas dėmesys, tai demencija pas juos susivysto 3 kartus anksčiau, 3 kartus dažniau ir žymiai anksčiau. Ketvirtas tai yra hipertenzija, tai yra rykštė, arterinis kraujospūdis. Jo, reiškia, paplitimas yra labai platus ir labai svarbus. Ir hipertenzijos kontrolė, aišku, yra, toksai medicinos uždavinys, kuris yra sprendžiamas kai kada sėkmingai, kada ne visada. Penktas tai yra rūkymas arba kiti žalingi įpročiai, nors antra vertus rūkymas, kaip po toks skatinantis acetilcholino sekreciją, lyg tai atmintį ir stiprina, tačiau kraujagyslę žalojantis faktorius, o visų demencijų, ypač Alzheimerio ligos pagrindinis faktorius tai yra kraujagyslių uždegimas. Tai yra neurouždegimas. Ir tas neurouždegimas prasidedantis nuo kraujagyslių ir nuo žarnyno, nuo mikrobiotos. Taigi uždegimas, demencija yra tiesioginiai dalykai, o uždegimas tiesiogiai yra susijęs su rūkymu. Sekantis faktorius tai yra nutukimas. Ir nutukimo epidemija, kaip ir arterinės hipertenzijos, problema yra labai svarbi ir čia vėlgi koreliacijos su Vyteniu paminėtom dietom, su dietų sprendimo problema, apie tai kalbėjo profesorius Petrikonis. Tai klausimas yra labai aktualus, svarbus kiekvienam iš mūsų, ir mūsų pacientams, ir mums. Nutukimo prevencija, nutukimo stabdymas, nutukimo gydymas.
iššūkis. Sekantis yra fizinio aktyvumo stoka. Čia apie tai nereikia net kalbėti ir mes dabar turim praktikos gydytojai, turim tam tikras rekomendacijas, aišku, galbūt kiekvienas turim tokias individualias, savo aprobuotas, pasiskaitytas, išmoktas, rekomenduojamas fizinio aktyvumo gerinimo priemonės, bet visumoje, tai ar turi būti jėgos treniruotė, ar turi būti kardio treniruotė, ar turi būti derinys ir taip toliau ir panašiai. Čia turėtų būti atskira tema, jeigu toks klausimas iškiltų, tai galėčiau to klausimu pakalbėti. Bet dabar kalbu apie Lancetą. Tai Lancete fizinio aktyvumo stoka įvardinta kaip 7. Apart nutukimo ir hipertenzijos, 8 faktorius šalia yra cukrinis diabetas. Insulino rezistencija ir angliavandenių apykaitos sutrikimai irgi skatinantis lėtinį uždegimą ir kitokius procesus, yra vienas iš demencijos išsivystymo faktorių. Kaip ir pernelyg didelis alkoholio vartojimas. Čia svarbus raktinis žodis yra pernelyg. Dėl to, kad visgi yra žmonių visiškų abstinentų. Yra žmonių, reiškia, piknaudžiaujančių. Bet yra žmonių, nežinau kaip Vytenis, man atrodo, yra grynas abstinentas. Tai atsiprašau, jūsų daržo akmenėlis, bet yra tokių studijų, ir viena buvo, man atrodo, Kalifornijos universiteto, kad labai saikingas vartojimas vienas šūvis, one shot, 14 ml gryno alkoholio, gryno spirito. Dozė tai nėra, reiškia, atvirkščiai. Jinai yra, turi tam tikrą gydomąjį poveikį, prevencinį poveikį, nes alkoholis gaminasi ir endogeniškai. Ir alkoholio rūšys dar yra labai svarbios, nes kai kurios alkoholio rūšys, pavyzdžiui, raudonas vynas, tam tikros vyno raudonojo rūšys turi resveratrolio. Tai gana stiprus antioksidanto, kuris veikia prieš laisvuosius radikalus. Galvos trauma sekantis faktorius ir nebūtinai tai profesionalus boksas ar koks Muay Thai, bet tiesiog galvos traumos, buitinės galvos traumos taip pat skatina demencijos išsivystymą, traumatinė, jau čia tada demencija ne Alzheimerio tipo, ne vaskulinė, o jau grinai trauminė. Vėlgi, socialinė izoliacija. Apie tai kalbėjo profesorius Petrikonis. Žodžiu, socialinė izoliacija, vienišumas, atsiribojimas nuo aplinkos, ypatingai jeigu žmogus yra ekstravertas, jeigu jam reikalingas bendravimas ir užsidarimas toksai vienutėje, dėl išorinių ar vidinių priežasčių, dėl ekonominių, dėl socialinių ir taip toliau, skatina labai sparčiai demencijos vystymąsi. Šitą matom praktikoje, šitą matom beveik kiekvieną dieną, konsultuodami ligonius. Sekantis faktorius - oro tarša. Mums galbūt tai nėra ypatingai svarbu, bet oro tarša yra nepaprastai didelis dalykas, kuris, jeigu čia raščiau dar tokią lentelę apie oro taršą, beje, čia nėra, radau, tai skatina demenciją. O kalbant apie orą, tai reikia pasakyti, kad yra studijos, kur parodyta, kad miškas, krioklys, tai yra 100 500 000 nanojonų kubiniam centimetre, kurie skatina natūralų imunitetą. Kalnai, pajūris 50 100 000 nanojonų kubiniam centimetre, tai minimum infekcinių ligų. Priemiestis, kaimo vietovė, tai 5 000 50 000 nanojonų padidintas organizmo atsparumas. O kambarys, namai, tai nemiga, oro lašelinės ligos, infekcijos. O jau kalbant apie lėktuvą, kalbant apie aerouostą, kalbant apie tokias, kur ypatingai deguonis visos yra iškvėpuotas ir tai jau netgi nežinau, kiek tų nanojonų kubiniam centimetrė yra. O nanojonai tai yra neigiamos dalelės, kurios
tiesiogiai sąlygoja geresnę aeraciją, smegenų veiklą, smegenų sveikatą. Va, tas, kas siejasi, sakoma, yra brain health ir tada mental health. Jeigu yra brain sveikas, tai ir mental sveikas. Čia Vyteniui, taip sakant, ačiū už tokią. Sekantis tai yra klausos sutrikimai. Klausos sutrikimai tai irgi yra akivaizdžiai demencijos išsivystymo faktorius. Čia yra ta lentelė, tas visas išvardinimas yra ne mano fantazija, aš galėčiau čia žymiai daugiau pasakyti, dėl to, kad, pavyzdžiui, ir neuroinfekcijos, pavyzdžiui, COVID infekcijos metu, debiutė COVID infekcijos prapuola uoslė. O kodėl prapuola uoslė? Nėra slogos, nėra kataro reiškinių, gleivinė nepažeista, o uoslė prapuola. Dėl ko? Tai yra lokalus uoslės olfaktorinių centrų encefalitas. O jeigu yra olfaktorinių centrų encefalitas, tai yra galbūt ir platesnis encefalitas. Todėlgi net tokios pačios, banaliausios, ką reiškia banaliausios, ne banaliausios, svarbios dažnos infekcijos irgi veikia galvos smegenis. Ir nežinia, ar tai nėra paleidžiamas mechanizmas išsivystyti, pavyzdžiui, Alzheimerio lygai. Toks, pavyzdžiui, persirgtas COVID-as. Nekeliu čia jokių paniškų tokių idėjų, bet pamastymai tokie. Ir dar daugiau faktorių yra, labai svarbių faktorių, iš kurių man labai patinka ta 11 pozicija Lanceto, tai yra socialinė izoliacija. Nes jeigu yra aplinka draugiška, jeigu yra aplinka linksma, jeigu yra užuojauta, palaikymas, aš nesakau čia idealu, jeigu yra meilė, tai kalbos nėra, kad ta demencija tai bus menkutė, sunkiai pastebima, arba iš viso jos nebus. Epigenetinis faktorius. Ar įsijungia tie genai, kurie sąlygoja, pavyzdžiui, Alzheimerio ligos atsiradimą, ar neišsijungia. Galų gale epigenetika. Juk 60% mūsų visų ligų, tame tarpe ir demencijos, ir vaskulinių ligų, ir onkologinių ligų sąlygoja gyvenimo aplinkybės. O tik tai 30%, 20% sąlygoja tie genai. Ir tie genai gali būti nuslopinti, jie gali nepasireikšti, arba jie gali išlysti, subujoti ir sukelti ligą. Todėl toksai, pavyzdžiui, psichinis statusas paciento yra labai labai svarbus. Ne tik tai kalbant apie mental health, bet kalbant aplamai apie bet kokių organų ir sistemų sveikatą. Poliartritų, autoimuninių susirgimų ir visų kitų, netgi kokių akmenų susidarimui, lokalių uždegimų su infekcija, nes, pavyzdžiui, žmogus gyvendamas sveiką gyvenimą, būdamas geroje aplinkoje, jis nesusirga kokia infekcinė liga, nes yra labai daug atvejų, kaip, pavyzdžiui, epidemijos, stiprios epidemijos, maras, šiltinė ir visa kita, cholera, ir visa eilė populiacijos nesusirga. Jie turi tam tikrą atsparumą. Kas sąlygoja tą atsparumą? Ne tik tai genai. Sąlygoja tą atsparumą ir jo aplinka, ir jo galbūt psichinis nusiteikimas, apie tai, ką vėl Vytenis kalbėjo, mental and brain health. Ir mental veikia į brain, ir brain veikia į mental. Abipusis ryšys. Todėl man tokia labai švieži ir įdomi mintis, jeigu Vytenis leis, aš ją, taip sakant, panaudosiu, cituodamas, aišku, jūs, kalbos nėra, cituodamas jūs. Bet tai svarbi mintis, šviežia, svarbi, galbūt jinai pagal nutylėjimą buvo žinoma ir visuomet, mes taip galvojam, mes neurologai, bet taip ryškiai, akivaizdžiai pabrėžta, tai tas yra labai, labai svarbu. Na, apie ką dar norėčiau kalbėti šitoj temui? Norėčiau dar paminėti tokį vieną dalyką, Petrai, ar ne per ilgai aš? Viskas puiku, aš manau, kad dar vis tiek po jūsų dar ir gerbiamą profesorių prašysim, gal dar Vytenis kokią minutę mintį staigiai, taip kad, bet jūs tada aš gal baigiu. Įdomiai kalbate.
Nes dar norėjau tik tai pasakyti. Tęskit, mielas Jokūbai, jūsų labai reikia žmonėms. Daug daugiau negu mano tokio kosminio žvilgsnio. Oi, ne. Aš, pavyzdžiui, su jumis aš esu nykštukas. Būkim biedni, bet teisingi. Norėčiau apie žarnyno sveikatą, apie mikrobiotą. Tai nėra mano mylima tema, visa kita, bet dabar yra tiek daug literatūros ir tiek daug įrodymų, kad mūsų netgi tos visos profesorius Petrikonio neuroraumeninės lygos ir visa ta velniava, kuri ir chroninė atrofinė sklerozė, ir motorinė neurono lyga ir taip toliau, jinai irgi net psichinės lygos, šizofrenija, hiperaktyvumo sindromas, maniakinė depresinė psichozė priklauso nuo tų procesų, kurie vyksta mūsų žarnyne. Ir Hipokrato, Mečnikovo ir kitų, reiškia, iškelta ta mintis, kad sveikata ir gyvenimas priklauso nuo žarnyno, na, ko gero, jinai turi didelės reikšmės, tuo labiau, kad mes matom gydymą, ne tik tai Clostridium difficile infekcijos gydymą, bet yra New Yorko mokykla, kuri gydo ir psichinės ligas, autoimuninės ligas su fekalijų transplantacija. Tai šitas vėl klausimas yra labai svarbus. Ir čia jis vėl siejasi su dieta, nes matot, nervus vagus, kuris riša žarnyną su galvos smegenim, jis yra kaip telefono kabelis, tas 10-oji nervų pora. Viena skaidula yra iš smegenų į žarnyną, viena tik tai, o 9 iš žarnyno į smegenis. Todėl tie visą laiką signalai, kurie cirkuliuoja, va dabar man cirkuliuoja iš galvos smegenų į žarnyną per nervus vagus signalai. Ir jie stiprina imunitetą, leidžia kovoti prieš uždegimą ir taip toliau ir panašiai. Labai daug faktorių yra. Ačiū labai. Jums, gerbiamas daktarė, dar bus galimybių pasisakyti. Aš manau, kad bus dar ir klausimų, nes visi pranešimai super įdomus. Dar, gerbiamas profesoriau, jūs dabar gal reaguotumėt, jau 2 pašnekovai po jūsų kalbėjo, prašom. Aš tik noriu atsiprašyti, aš tikrai turėsiu. Ačiū. Visą tai, kas buvo sakyta, tai man tai patiko, kad daktaras Pasvišas pakartojo tai, ką aš buvau pasakęs prieš tai, šiek tiek įvilkdamas į tokius praktinius pavyzdžius, tai kartojamas mokslo motina, tai aš manau, kad čia mes irgi panaudojam galimybę įsidėmėti, akcentuoti kai kuriuos dalykus. Tikrai dėkui, kad buvo paminėtas klajoklis nervas, nervus vagus. Iš tikrųjų pritariu, kad tai yra labai svarbi, yra naujai tyrinėjamos funkcijos ir pas mus ne viena disertacija universitete yra parengtos, neužilgo bus ginamos apie garsinius tyrimus susietais su funkcijų tyrimu ir Parkinsono ir kitų Alzheimerio ligos ir visų šitų dalykų, nes iš tikrųjų matome ir pokyčiai, bet kurios pokyčius galima juos ieškoti ir gydymo. Taip, jis paminėjo, kad ten kažkur New York'e gydomas, ne tik New York'e, bet ir Kaune, ir taikomas, ir kaip tik laukiame dietikos leidimo Parkinsono ligos pacientam gydyti su tam tikrom liofilizuotom išmatas panašiom medžiagom, kaip gydyti ir keisti. Ir aišku, visada reikia padaryti tyrimus prieš ir po, tai čia visa tai ir yra, nes tai, kad kalbama teoriškai, viskas tai jau artėja į Lietuvą. Lietuva taip pat kai kur diktuoja madas, tai visa tai iš tikrųjų mes Vytenis pasakė, kad mes tokį kosmosą turim ir nusileidę. Tai aš sakyčiau, kad dažniausios tos problemos, kurios kyla praktikoje, nes aš savo srity matau įvairiausių pacientų, nuo dažniausių ligų iki rečiausių nediagnozuojamų ligų, ir matau, kad iš tikrųjų yra problema paties paciento tam tikrom arba blogiausio scenarijaus pasirinkimo ir galvojimo, ir vėlgi tada tos ligos tai tikrai kartais nebeatskirsi, ar tai yra tikra liga, ar tai yra su nerimu, su tam tikrais engramams, smegenų schemom atsiradusiam, kai žmogus gal kartais ir įgauna naujų problemų, tai iš tikrųjų geriau tikrai ieškoti specialisto, vėlgi dabar madinga, bet yra
Europos Sąjungoje tampa ir turbūt komisija palaiko antros nuomonės. Ir Vytenis, būdamas eurokomisaru, turbūt vienas iš tų, kad buvo, kuris skatino retų ligų referencinių centrų sukūrimą ir Lietuvoje tokių centrų yra. Ir aišku, tai padėjo ir mūsų srityje mes turim ir aš konkrečiai dirbu kiekvieną dieną ir retų ligų, nervų, raumenų ligų centro funkcijas atliekančių. Pas mus yra ir įvairių kitų, ir neurologinių, ir ne tik neurologinių ligų tie centrai, kad tu gauni kito gydytojo nuomonę, ne vieno gydytojo, nes čia dabar šiais laikais tampa toks viskai nepasitikėjimas, bet kartais tas nepasitikėjimas, ypač papuolus į aklavietę, yra naudingas turėti kelias nuomonės, 2-3 dabar pasiekiamos ir su visokiam virtualiom galimybėm pasiekiama, ir mano pacientai naudojasi ir Izraelio, ir Jungtinių Amerikos valstybių specialistų nuomonė. Dabar suskraidyti į Ameriką irgi nebedievas, čia Europoje žmonės atveža tų nuomonių ir aišku, aš vėlgi skatinu jau mūsų išrinktą parlamentarą Vytenį, kad iš tikrųjų tą Europos sistemą sveikatos ir tą bendrystę Europos sveikatos sąjungą sukurti, kad atsirastų tos galimybės. Bet mes kalbam apie tas vietas, kai žmonės susirga. Susirga kartais atskirti yra sunku ir ne veltui statistikoje yra sakoma, kad kartais nustatom ligas ir tas ligas po 3-4 metų atsiradus jau akivaizdiems, kartais jų nepažįstam. Dirbtinis intelektas daug padeda ne tik vaizdų analizai, bet ir simptomų analizai, kai kurių įtarimų ligų arba mikrosimptomų. Tai reiškia, kitaip per 5 minutės, 10 ar 15 minučių gydytojas neurologas negali nustatyti sunkios ligos, tai reikia pusvalandžio, arba tokio kaip Švedijoje, Karolinskos ligoninė, tokia karališka ligoninė Stokholme, tai ten neurologas toks kaip aš turi valandą laiko, aš turiu turėti pusvalandį. Vidutiniškai neurologai turi apie 20 minučių pacientui, tai kai tu išklausti, išžiūrėti, pagalvoti apie visas ligas. Tai čia apie ligas. Bet mes daugiausiai kalbam apie smegenų sveikatą, mes kalbam apie tai, kaip išsaugoti. Kaip išsaugoti, aišku, mes negalim nepaliesti tos būklės, kai jau atsiranda liga. Arba žmogus susirgo insulto, ar praeinantis kraujotakos sutrikimo epizodas, vadinamas tipas. Atėjo ir vėlgi, tai Lietuvoje vėlgi smagu, kažkaip šiandien norisi Vytenį pagirti, jis irgi buvo iš tų kūrėjų, kuris kūrė insulto programą ir klasterių, insulto klasterių, ne tik tai insulto, yra kiti klasteriai, kur pacientai greitai gali būti gydomi ir pagydomi, ir kraujagyslė atidaroma, išplečiama, pervežamas, kur reikia, paskui reabilituojami, bet vėlgi tai susiję ir su gyvensenos dalykais, ką žmogus įkvepia, ką suvalgo, kaip jis išsportuoja, kaip jis išmiega, kaip pašalina miego metu tos smegenų toksinus, visą tai mes ir šiandien bandėm tokio nuo didelio, nuo plataus požiūrio prieiti prie kažkurio kito, bet jeigu norim, kad ta diskusija įgautų kūną, tai vėlgi labai norėtųsi išgirsti, ką žmonės, kurie girdi, kaip jie reaguoja. Mes sakom, grįžtamasis ryšys. Universitete neįmanoma neturėti grįžtamo ryšio iš studentų, iš dėstytojų, iš mokslininkų, atgal, kas grįžta ir paskui vėlgi padaromas, čia vadinamas tas kokybės ciklas ratas yra uždaromas ir gaunama ta nuomonė. Tai man labai norėtųsi, kad po šitų ilgų kalbų būtų tam tikra diskusija, galbūt mes tryse, gal Petras galėtų moderuoti tos klausimus, kurie natūraliai kyla gyvenime, bet aišku, jie gali būti įvairūs. Tai labai man smagu būtų likusi laiką paskirti atsakymą klausimą. Petra, jeigu leisite įsiterpti, nes aš turėsiu atsisveikinti, nes man jau spaudžia laikas pervažiuoti į kitą erdvę ir aš dar turėsiu sugaišti mažiausiai kokią 15-20 minučių, kad pasiekti kitą vietą. Dėkojam gerbiamam Vyteniui ir atsisveikiname iki kitų susitikimų, o mes tęsiam toliau. Ir dabar turim klausimą konkretų. Violeta mūsų klausytoja klausia, domina, ar baseine chloruotas vanduo nekenkia sveikatai. Kas čia galėtų atsakyti? Nežinau, gal profesorius? Gerbiamas profesorius. Klausimas, Jokūbas sako, kažkas, jo, tai ar girdit mane? Girdim. Girdim puikiai. Ar girdit mane?
Tai aš manau, kad kenkia, bet jo, pagal viską chloras iš tikrųjų jie yra elementai, kurių per daug aplinkoje yra blogai ir vėlgi tai turime visada saugotis, bet aišku, jeigu mes gal kalbam apie balansą, tai sportas ar mankšta vandenį ar chloras, kuris iškvėpuotas, tai vėlgi, aš manau, kad fizinis aktyvumas yra gerai, bet jeigu chloras yra naudojamas per daug, o jo naudojamas labai daug, jeigu baseinus lankyti aplinkinėse šalyse, tikrai jie chloruoti. Jeigu žiūrėti į vakarus, paprastai arba būna chloro mažai, arba naudojami kitokie dezinfekavimo arba profilaktikos metodai. Tai vat, jeigu tas kvapas yra per stiprus, aš manau, kad aš tai bent vengiu tokių vietų. Aš neinu, aš negaliu pasakyti kitiem, kad aš vengiu. Asmeniškai, kai saugaisi, tai galiu pasakyti, kad tu saugaisi. Aš nenoriu tokias vietose. Ačiū, dar mes gavome padėką daktarui Jokūbui Fišui. Jūs gal galit ką pridurti? Taip, ačiū profesoriui. Žodžiu, yra tokių duomenų, kad geras praplaukimas chloruotam baseine, pavyzdžiui, 45 minučių plaukimas, tai yra tolygus tam, kaip išgerti stiklinę stipriai chloruoto vandens. Nes per odą vyksta šito toksino rezorpcija, o chloras yra neurotoksinas. Todėl baseinas, chloruotas baseinas ir, kaip profesorius sakė, jeigu jaučiasi kvapas arba jeigu džekuzi jaučiasi kvapas, tai yra tiesiogiai toksinis poveikis. Todėl vengti tokių reikia. Bagotose šalyse, turtingų žmonių ar klubų baseinuose yra naudojamos kitos dezinfekcinės priemonės, kurios nėra toksiškos arba bent neištirtas jų toksiškumas. Tai vat, atsakymas būtų toks. Žodžiu, visgi jūra, vandenynas, ežeras yra geriau negu baseinas. Ačiū, supratom ir matau, Jurga kelia ranką ilgokai, turėjot klausimą, ar pasisakyti norit, prašoma. Labai gaila, kad gerbiamas Vytenis jau išėjo. Tikėjausi dar spėti jam užduoti klausimą, bet aš kažkaip tai labai tikiuosi gal iš jūsų visų dabartinių esančių. Truputėlį pakreipti diskusijos temą tą kryptim, kad tai yra, dauguma galbūt šio susitikimo klausytojų yra kultūros įstaigų atstovai ir kai kurie gydymo įstaigų atstovai ir šiaip įvairūs, kuriem aktuali ši tema. Bet kadangi tai vis tik kultūros įstaigų gal ir dauguma, tai norėčiau šiek tiek pakreipti tą pusę. Kuom jūsų nuomonė, kuom būtent kultūros įstaigos galėtų prisidėti prie situacijos gerinimo, galbūt ar tai profilaktika, ar jau gydymo, ar norėčiau išgirsti jūsų visų nuomonės. Dėkui. Nebegirdim garsų. Jeigu galima negaištant laiko, aš atsakysiu tą patį klausimą. Gerai. Ta patį klausimą mes buvom, turbūt gal daktaras Jokūbas, jisai pasakys ir kaip jam atrodo, mes tą panašų klausimą, kiek aš prisimenu, Panevėžyje esam gavę, Panevėžio bibliotekos panašiam susirinkime ir vėlgi mes labai antrinom, kad bibliotekos kaip kultūros ir tokia švietėjiška įstaiga galėtų tikrai daugiau įsitraukti. Ne tik tai per paskaitavimą, ne tik tai per tam tikrą edukaciją, bet ir per praktinius dalykus, kad kviestų žmonės, kurie galėtų pateikti tokius labai aiškius, paprastus dalykus maisto gaminime, fizinio taikymę, galbūt miego korekcijose, kas nesusiję tiesiogiai su vaistais ar su gydymu, bet priemonės galėtų. Aš girdėjau, kad Kaune viešoji biblioteka panašius dalykus daro, nežinau kokio lygio ir kokio gylio, bet kad tai yra dar, tai yra jungianti grandis ir tas visuomeninės iniciatyvas, kurios buvo pristatytos ir daktaro Vytenio, tiek daktaro Jokūbo, tiek ir mano, ten tie ryšiai, bendradarbiavimas, palaikymas, vienišumas, jie būtų išsaugoti, nes tai yra ir, aišku, natūraliai gautų to, ko galima gauti, nes vien nuo teorinio pakalbėjimo, mes sakom, taip lieka tik tai 10-20% po 2 valandų. Tai išklausyti
ką mes sakėm, nėra tiek naudinga, aišku, pakartoti, vienas kitą papildom, pakartojam, dar geriau įsimenam, bet praktiniai dalykai būtų labai svarbu ir aš kviečiau tai daryti. Kokia bus iniciatyva, jeigu tai pavasarį galėčiau ir aš kažkada atvažiuoti. Iki. Čia kviečiam daktarą Fišą, matau. Maža ką gali pridurti prie išmintingų profesoriaus Petrikonio išvadų. Aš galėčiau pridurti tik tai vieną, kad kadangi kultūros žmonės tai yra šviesuliai, mūsų pavyzdys, tai jie turėtų savo asmeniniu pavyzdžiu rodyti mums sveiko gyvenimo gaires. Čia supratom ir dar prie mūsų turbūt prisijungusi galbūt yra Gražina Lamanauskienė, yra kultūros ministerijos atstovė, kaip tik kuruojanti bibliotekas. Ar jau dabar esate, Gražina? Jeigu esate, tai prašom, jūs sakėt, norėtumėt pasakyti kažką tai. Gal nėra, gal dar prisijungs, nes jis žadėjo kaip tik irgi susirinkime svarbiam buvom, tai galbūt kas turit klausimų, prašom paklausti, nes tokia gera proga, tai drąsiai junkitės ir klauskite. Kadangi nematau dabar aktyvių klausimų, gal aš dar vieną klausimą užduočiau. Tai yra, vėlgi, kaip bibliotekos jau atstovė, kadangi mes siūlome įvairią informaciją, literatūrą įvairiomis temomis, tai norėčiau paklausti gerbiamų svečių, kokią literatūrą, galbūt knygas ar kažkokią kitą tipo literatūrą rekomenduotumėt šią temą, apie kurią mes šiandien diskutuojam. Jokūbas turbūt rekomenduos savo knygą, bet jisai turėtų konfliktą, tai aš iššokau, kad jisai nebūtų apkaltintas, kad jisai čia reklamuoja savo, tai Jokūbai galit ranką nuleisti. Aš pasakysiu, kad pažiūrėkit, kad yra Jokūbas Fišas, aš manau, kad čia to parašęs. Aš nežinau, ar mano 1994 metais, tai jau virš 30 metų, išleista su mano kolega Tadu Žuromskiu, išleista knygelė man šitai skirta kūno pratimo ABC, ar jinai yra jūsų bibliotekoje? Nes internete dar vienas kitas pacientas nusiperka, bet tai mano buvo studentiškas projektas ir tuo metu buvo labai populiari, nebuvo jokios literatūros nepriklausomybės aušroj apie judėjimą, tai noriu, aišku, ir pasakyti, kad mes net turėjom televizijoje mankštos laidas, Kauno Plius tokia televizija, kur būdavo ir jauni, ir vyresni žmonės ateidavo į studiją, man buvo įdomi patirtis televizijoje tuo metu, ir kaip galima sveikatintis atliekant paprastus pratimus. Dabar aišku, dabar yra atsiradę įvairių judėjimų, visokio priemonių, ir šiaurietiškas vaikščiojimas šiaurietiškam lazdom, ir visos kitos aktyvumo, kai nebuvo, bet aš taip grįžtu prie to, kad, žinot, jau ateina laikas, kada sugrįžti atgal, kad yra mažiau, yra daugiau, paprasčiau yra irgi geriau. Tai grįžtam, kad paprasti dalykai, patikrinti dalykai, jie tikrai suteikia daug naudos. Tai daktaras Jokūbas greičiausiai paantrins, jau savo knygų nepristatys, kad nebūtume apkaltinti interesų konfliktais tam tikrais, bet jis yra rašytojas, iš didžiosios J turbūt ir F raidės, greičiausiai taip. Aš rekomenduočiau, aš nesu įsiskaitęs, bet esu kiek matęs ar girdėjęs, tai tikrai aš manau, kad pacientam yra tai tikrai geras postūmis pakeisti savo gyvenimą ir suprasti. Tai man smagu dar kartą, Jokūbai, sveikinu už tokią ir dėkoju už tokią jūsų švietėjišką veiklą. O jūsų Petrikonis Žuromskas? Jo, internete pažiūrėkit, kūno pratimo ABC. Kūno pratimo ABC. Kūno pratimo ABC. Susiveskit Google ir rasit tokią knygelę 1994 leidybos. Petrikonis Žuromskas. Aišku, buvo ir kitų, bet šita žmonėm tiktų, jeigu kada turėsim, nes mano kolega dirba dabar Australijoje, dirba su aborigenų krašte, kur yra taip, bet vis kartais mes pajuokaujam, kad reikia grįžti prie šaknų, kartais perleisti naujoje šviesoje tai, kas buvo kažkada sukurta, nes tai tikrai davė daug žmonių galimybę tuo metu pakeisti gyvenimą.
tai paprastumas yra tobulumas. Dėl to, kad sudėtingų metodikų, sudėtingų pratimų ir visa kita žmonės naudoja kaip praktika, rodo 2 savaitės. O jeigu yra paprasti, aiškus pratimai išdėstyti, ir aš tikiu, kad profesorius Petrikonės Žaronsko ta knyga tokia ir yra, nesumatęs, tai yra esmė. Ją reikia propaguoti, perleisti ir aš taip tikiuosi. Ir aš būtinai susirasiu, nes galbūt kitose publikacijose, kitose rašiniuose galima bus ją pacituoti ir taip sakant, ir autorius, visą kitą. Klausimas daktarui Fišui. Kalbėjote apie uoslės sutrikimą COVID infekcijos metu. Ar yra kažkokių rekomendacijų uoslės gerinimui po COVID infekcijos išliekant daliniam sutrikimui? Taip, klausimas gana sudėtingas yra. Dėl to, kad tokių praktinių patarimų, teorinių patarimų nėra. Praktiniai patarimai tai yra uoslės treniravimas. Tai yra būtent kas? Tai yra difuzoriai. Uoslės įvairių natūralių, pabrėžiu, aliejų difuzoriai naktį po 2 valandas įjungti su taimeriu rožių, levandų, eukalipto ir visa kita, kas stimuliuoja uoslės receptorius, pačius pagrindinius, pačius pirmuosius uoslės traktus olfaktorijus receptorius, kurie savo ruoštų paskui užveda tą visą mechanizmą ir stimuliuoja uoslės centrus. Tai čia yra vienas dalykas, jis yra labai geras dėl to, kad yra tokių straipsnių, kad tas uoslės stimuliavimas yra demencijos prevencija. Nes rinencefalion, tas uodžiamosios smegenys, kurios ypatingai yra išlavėjusios pas kai kurios gyvūnus, ir mūsų gyvūnus ir šunis, tai yra labai svarbi smegenų dalis, kuri dabar yra šiek tiek, tokia rudimentinė, truputėlį sunykusi, bet kai kurių gyvūnų 90% informacijos yra gaunama per uoslę. Tai uodžiamosios smegenys yra labai svarbi smegenų dalis. Ir ten encefalitas ar kažkoks pakenkimas toksai, paraencefalitas, kada prapuola uoslė, tai toksai svarbus simptomas, kurį reikėtų atstatyti, bandyti atstatyti. Tuo labiau, kad matom ir profesorius sakė apie tai, kad Parkinsono ligos atveju labai dažnai inicialiniai stadijoje debiute uoslė prapuola. Jis užsiminė apie tai. Tai irgi yra svarbu labai. Reiškia, tai irgi yra galvos smegenų. Ne tik tai juodosios medžiagos ten kompaktinė dalis Parkinsono ligos atveju nukenčia, bet nukenčia ir uodžiamosios smegenys. Tai uoslės stimuliavimas neurodegeneracijai, aš jau čia išeinu iš tos temos, bet neurodegeneracijai tai Alzheimerio lygai, galbūt frontotemporaliniai, galbūt Levy kūnelio demencijai. Ir tiesiog yra labai labai svarbus uoslės stimuliacija. Ir uoslės stimuliacija yra labai svarbi, aišku, atsistatant po COVID-o. Gal kiek mažiau tas yra svarbu persirgus banale virusinę infekciją, kada irgi prapuola uoslė, ar kokia bakterinė infekcija. Bet šitų neurodegeneracinių lygų be lokalaus uždegimo tai yra labai svarbu. Gerbiamas profesorius, norėjot sureaguoti, irgi prašom, o paskui dar žiūriu klausimų pasipylė, dabar jau raštu eina, prašom. Žmonės įsidrąsino, tai turbūt norėčiau gaišti laiko dėl uoslės, tai pasakyta pagrindinė dalykai, tik vėlgi yra turbūt duomenų apie treniravimą, bet vėlgi gera žinia, kad 95 ir gal net ir ar apie panašiai tą sutrikusi uoslė ir nuo COVID-19 SARS-CoV-2 to vadinamo viruso ir nuo kitų virusinių infekcijų, kurios ir iki COVID-o būdavo ir sukeldavo uoslės sutrikimą. Tai pagrindinė problema yra ne pačių galbūt uoslės dalių, bet palaikančių tokių atraminių ląstelių, toks kaip tunelis, tų plaukelių, uoslės plaukelių susidarimas. Tai visa gleivinės ta infekcija ir visa ta reakcija, jinai iš tikrųjų yra svarbesnė ir dėl to, kad pažeidimas periferinis dideliai daliai atsistato.
tai vat, turbūt pritarčiau daktarui Jokūbui Fišui, kad greičiausiai yra aukštesnio lygio pažeidimai, gerai, kad jų yra nedaug. Nes mes pradžiai buvom įsigandę ir aš pats labai COVID laikotarpį buvau domėjausi ir analizavau ir ieškojom čia tų įvairių gydymo metodų, kaip padėti ir cinko ir visus kitus, kad neprisikabintų tas virusas prie tų ląstelių, ypač jau kam pradžia tos uoslės sutrikimą, dalį galbūt ir savaime, galbūt ir organizmai, tai, bet yra metodikų kuriama ir aš girdėjau net ir kursai ir ten tokia aktyvuota plazma trombocitais leidžiama ir prie įvairių vietų, tai aš manau, kad kreipiantis, jeigu tų problemų yra, neužsidaryti, ne tik tai pasikliauti tą informaciją, kuri internete, bet ieškoti į centrus, į Kauną, į Vilnių, ieškoti pas ausų nosies gerklės gydytoją ir aiškiai klausti, ar jūs neturite naujienų, nes tokių naujienų aš žinau, kad yra ir įvairūs tokie kursai, pasidalimai informacija, jie tikrai vyksta. Kiek jie yra efektyvūs, negaliu pasakyti. Bet treniruotė uoslės su skirtingais kvapais, tai būtų taip jau. Ačiū gerbiam profesoriui. Prašo pasakyti, kokius sportus siūlytumėt užsiimti, sergant neurologinėmis lygomis, epilepsija be sunkių priepuolių. Kas galėtų atsakyti? Fizinis aktyvumas. Įprastai fizinis aktyvumas. Jo, įprastas fizinis aktyvumas, kad gautum tu aktyvuodamas savo griaučių raumenų sistemą, kad gautų pakankamai deguonies, tas deguonis papultų į kraują iš plaučių ir su krauju papultų į raumenis, tiek pat ir į smegenis ir tu oksigenuotum visą tai. Tai yra aerobinis krūvis ir mūsų knygelės pagrindinė idėja buvo tokie tempimo pratimai, tikrai nedidelio intensyvumo. Dabar įvairių yra tempimo tų metodikų, bet tuo metu tai buvo taip ir toks apšilimas ir ištempimas. Kas yra labai paprasta, aš grįžtu prie to, kad žmonės įsirangydami ryte apšilę, aišku, nesustingia, kad nepatemptų, nepažeistų, bet žmogui pakanka. Ir galvoti, kad tie, kas daug vaikšto, aš turiu sportuoja dėl nugaros ar dėl stuburo problemų, jie dar kartą įsigavo problemų dėl to, kad jie išdėvė ir taip išdėvėtus struktūras, sąnarius, raiščius ar pačius raumenis. Taip, kad tikrai ieškoti ir klausti, kodėl, ir dar kartą užduoti klausimą, ar nesame madų aukos. Dar kartą, čia mano tokia rekomendacija, nes aš esu praėjęs įvairių madų, klausti, ar nėra tai mada, ir Vytenis kalbėjo, ir Jokūbas kalbėjo apie madas dietose, madas visokiuose dalykuose, tai bet klausti ir klausti. Aišku, ačiū. Ir dabar po COVID labai sustiprėjo sąnarių skausmai. Ar tai nuo skiepų, kaip manoma? Ar tai gali būti nuo skiepų, ne? Daktaras Fišas purto galvą. Nu, matot, nemanau. Kalbos nėra, kad organizmo homeostazės, tos visos bendros terpės pakitimai vyksta tiek nuo infekcijų, tiek nuo skiepų. Ir kitaip ir būt negali. To mes ir siekiam. Ir kitą kartą žmogui, kuris turi predispoziciją, pavyzdžiui, poliartritui, reumatoidiniam ar kokiam nors kitam, galbūt tas pats skiepas galėtų inicijuoti skausmų sustiprėjimą. Bet šiaip visumoj tai nėra, bent jau mano, nežinau, kaip profesorius galvoja, mano nuomonė nėra tokių duomenų, kad skiepai, visi skiepai, ar nuo encefalito, ar nuo COVID-o, ar taip toliau ir panašiai, kad jie būtų inicijuotų sąnarių skausmus patys iš savęs, kaip mes sakom, per se, patys iš savęs. Ačiū. Ir dabar, tiesiog klausimas jau abiem, labai tikrai toks aktualus, sakyčiau. Sveiki, kokios galimybės paprastam žmogui pakliūti pas daktarą Jokūbą ir pas profesorių Kęstutį išsamiam galvos ištyrimui dėl galvos skausmų ir nutirpimų? Tai prašom, kas pirmasis? Gal, gerbiamas daktar, jūs matau jau pasiruošęs, prašom. Oi, ką aš pasiruošęs, tai yra paprasčiausiai išsamiam. Matot, jeigu yra tam tikri klausimai iškilę, ar tai pavyzdžiui tos pačios atminties sutrikimo, ar kokie nors kitokie svaigimai, ar galvos skausmai, ar kokios nors kitos problemos susijusios su neurologija, o kitą kartą ir su
ne tik su neurologija. Tai ištyrimas yra įmanomas visuose įstaigose, tik gaila nėra jau Vytenio, nes tas ištyrimas yra žymiai labiau prieinamas privačiose gydymo įstaigose. Bet tas kainuoja. Bet ištyrimas kalbos yra, kad reikalingas. Juk visos gydymo įstaigos, ar Melyva, ar Afidėja, ar Hyla, tai jos priima. O jeigu jau yra rimtesnė problema ir apie tai jau čia, reiškia, tam tikras konfliktas tarp privačių ir viešųjų gydymo įstaigų, tai jeigu yra rimtesnė jau problema, ūmi, urgentinė, kaip mes sakom, neatidėliotina, tai kalbos nėra, kad tas ištyrimas bus atliekamas atlikus į priėmimo kambarį ir atsigulus į stacionarą tretinio lygio, pavyzdžiui, Kauno klinikos. Tai jau šiaip, nežinau, ar atsakiau. Gerbiamas profesoriau, jūs ką galite atsakyti? Sudėtinga atsakyti. Jo, čia vėlgi yra tam tikrų, yra problemų ir vėlgi prieinamumo klausimai. Ir vienas dalykas, kad prieinamumo klausimai yra susiję ir su tuo pacientų būklių išrūšiavimu. Ne pacientų rūšiavimu, bet būklių. Kada būklė sudėtinga, kada reikalauja tam tikro gilesnio. Taip, bet aš kuo noriu pasidžiaugti, kad per jau daug metų, bent aš už savo universiteto bazę, Kauno klinikų bazę, galiu pasakyti, mes esame parengę labai daug labai šviesių, kvalifikuotų jaunų gydytojų neurologų, jaunų, tai jaunesnių už mane, nes jeigu jie kalbu aš apie mokinius, tai jie pasklidę po visą Lietuvą. Ir į Šiaulių kraštą, ir į Panevėžio, ir į Klaipėdos, ir visų šitų didžiųjų. Ir aš manau, kad pirmiausia reiktų kreiptis pas žmonės, kurie domisi tam tikrom sritim, o dažniausiai tai būna pažymi vieni galvos skausmų, kiti daugiau gal epilepsija, kiti Parkinsono, ar ten kitais judėjimo sutrikimais, ar ten bendrom skausmo būklėm. Taip, o jeigu tai yra reta liga ir ta būklė sudėtinga, tai tiesiog pacientai registruojasi, yra Kauno klinikose skambučių centras, kai kada, jeigu yra kažkokia speciali situacija, kreipiasi pas gydytojus jų oficialiais elektroniniais paštais, kurie dažniausiai yra susijęs su gydymo įstaiga, pavyzdžiui, Kauno klinikos vardas, pavardė ir kaunoklinikos.lt, tie elektroniniai paštai, jie yra galimi ir tada, jeigu pacientas sugeba per trumpą laiką, nes gydytojai nepaskyrė laiko apie situacijas ir galvoja, kad taip, bet būna ir aš atsižvelgiu, ne taip dažnai, bet atsižvelgiu ir taip tada duodu žalią koridorių pagal retų ligų koridorius ir dar tie pacientai papuola, jeigu tikrai to reikia. Bet dažniausios lygos būna dažniausiai. Tai pirmiausia, pradedam nuo dažniausių lygų. Retos lygos jos ir vadina, tik kad jos būna retai. Ir jo galvos skausmas yra iš vienos pusės sudėtinga problema, kompleksinė, bet iš kitos pusės turim dabartinės klasifikacijas, naujus vaistus nuo migrenos, kada gali migrenos profilaktikai paskirti vaistus, kada sumažina analgetikų poreikį, nes analgetikai patys sukelia problemas. Ir tai būna, tai taip yra galvos skausmų specialistai, yra atskira galvos skausmų specialistų organizacija, tai internete suradus tuos žmonės pavardės irgi galima ieškoti konsultacijų, kurie manau, galėtų išspręsti, o jau klausimas, kokio įstaigoje, ar viešoje įstaigoje, ar privačioje, čia jau yra kiti klausimai. Aš atstovauju vieną šią įstaigą, nenoriu aš lysti tas klausimus, nes čia yra sudėtingi sveikatos apsaugos sistemos klausimai, kurių manau, kad sprendimas yra ateities reikalas. Ačiū, nuoširdus ačiū. Ir kadangi visiškai esame į pabaigą, galbūt jau prisijungė ir Gražina Lavanauskienė, tai prašau tarti žodį. Jeigu ne, tai tada noriu nuoširdžiausiai padėkoti gerbiamam profesoriui, gerbiamam daktarui. Ir tikrai tai buvo matosi naudinga, dar liko aibė neatsakytų klausimų, bet mūsų laikas baigėsi ir labai nuoširdus ačiū Jurgai. Žinau, kad be Šiaulių regiono buvo prisijungę ir Vilniaus regiono bibliotekos ir mačiau pažįstamų veidų, tai visiems labai ačiū ir prisijungusiems. Tai jūsų dėka dar dėkoju, dar vis padėkos, ačiū, eina padėkos, matau mūsų. Tai
tikrai visiems nuoširdžiausias ačiū ir iki kitų susitikimų. Reikia sakyti taip, galbūt kada nors galėsim ir gyvai pavažiuoti į bibliotekas, nes tai yra vieta, kur žinios sklinda labiausiai. Ir čia yra žinių sankaupos ir jomis naudokimės, gyvenkim, kaip minėjo mūsų prelegentai, kad būtumėm socialiai aktyvūs ir kad dar galėtumėm suteikti džiaugsmo ne tik savo, bet ir kitiems. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Ačiū Jurga jums nuoširdžiausias ir iki malonių. Labai dėkoju šiandieną susitikimo iniciatoriams, Vyteniui Povilui Andriukaičiui ir Petrui Zurliui, ir svečiams Kęstučiui Petrikoniui bei Jokūbui Fišui už labai įdomiai pateiktą mums visiems aktualią informaciją apie neurologinę sveikatą, su kuria iš arčiau ar iš toliau susidurėme be abejo visi. Dėkuoju visiems klausytojams ir diskusijos dalyviams. Taip pat noriu priminti, kad šiandienos renginys buvo įrašomas ir įrašu bus pasidalinta su visais užsiregistravusiais į renginį dalyviais. Taip pat jį bus galima rasti Šiaulių apskrities bibliotekos YouTube kanale. Ir dėkui visiems ir iki kitų susitikimų Šiaulių apskrities bibliotekoje arba nuotoliu.